Nu kągi, antroji mūsų seminaro apie esminės psichoanalitinės savokas dalis. Tai mes palieskim tokias dvi savokas labai svarbias, tai yra konfliktas ir deficitas. Iš tikrųjų labai svarbios tam, kad suvokti ir kokią terapiją taikyti, ir kokias kaip čia pasakyti, strategijas arba metodologijas, ne, metodikas galbūt labiau, nu ir apskritai kaip suprasti patį žmogų, tada ir jo sunkumus tada. Tai yra konfliktas ir deficitas dar kartą. Taigi, psichoanalizėje konflikto ir deficito arba trūkumo modeliai tai yra du skirtingi, bet kartu ir papildantis vienas kitą požiūrį, padedantis geriau suprasti ir psichikos sutrikimų prigimtį, ir pasirinkti tinkamiausią terapijos strategiją, ir gal apskritai suprasti, kaip funkcionuoja žmogus ir žmogaus psichika. Klasikinė psichoanalizė iš principo, tai aišku, prasidėjo nuo konflikto teorijos. Čia Freudo jau esmė, jisai šnekėjo pirmiausia apie tai, tik vėliau tapo aišku, kad ne visus žmogaus sunkumus galima paaiškinti vien tik tai kažkokiamis jo viduje vykstančiomis kovomis, lyg tai pagal konflikto teoriją, pagal pačią savoką, kaip galima suprasti būtų. Tai va, ir psichoanalizėje konfliktas laikomas iš principo vystymosi ženklų. Sveikas žmogus nėra tas, kuris neturi konfliktų, o tas, kuris sugeba juos atpažinti ir rasti kūrybiškus būdus jų sprendimams ir užuot juos aklai slopinęs tuos konfliktus. Tai va, ir konfliktas suvokiamas kaip susikirtimas tarp id, ego ir superego ir išorinio pasaulio, o ne tarp pasąmonė, iki sąmonė ar sąmonės sistemų, kaip buvo iš pradžių galvojama pas Freudą. Tai va, ir psichoanalizėje jau dabar, jeigu deficitą mes šnekam, tai deficito savoka žymi kaip tik lūžį tokioje teorijoje. Tai perėjimas nuo idėjos, kad žmogus yra kariaujantis su savimi, kas būtų konflikto idėja labiau ir konflikto modelis. Perėjimas prie kitos idėjos, kuri nepanaikina pirmosios, bet tik ją papildo. Tai va, idėjos, kad žmogus gali būti nebaigtas arba pažeistas dėl kažkokio ankstyvų patirčių, arba neišsivystęs iki pakankamai tam tikro lygio, tarsi turėtų kažkokį trūkumą. Tai va, tai konfliktas tai tarsi labiau, jeigu taip būtent keliais žodžiais, tai vidinis karas, o deficitas tai tarsi pastatas be pamatų, be kažkokių pagrindų turėjimo. Tai va. Ir konflikto modelis, jisai daugiau apima varų teoriją ir per ją eina, ir idėja tame, kad žmogaus psichika yra tarsi nuolatinio tokio mūšio laukas. Žmogus turi vidinius resursus ir troškimus, bet jie tarpusavyje kariauja. Pavyzdžiui, aš noriu, bet bijau. Ir konfliktas nėra tiesiog nesutarimas su kitu žmogumi. Čia kaip mes galvotumėm, čia daugiau tai apie vidinį. Dažniausiai pasąmoningus procesus vykstančius asmenybėje, kai žmogus viduje, jo viduje susiduria dvi prieštaringos, viena kitai prieštaraujančios jėgos ir jos abi dvi stiprios yra. Ir esmė konfliktas kyla tarp priešingų tų jėgų, pasąmoningų instinktų dažniausiai iš id arba moralinių normų, superego ir išorinės realybės reikalavimų, kuriuos tada bando suderinti ego. Ir priežastis neurozė kyla tada, kai ego nesugeba rasti to sveiko kompromiso, o tada daugiau stengiasi išstumti į pasąmonę tos norus ir tie norai tada sukelia simptomus. Gydymas būtų tada labiausiai tai įsisąmoninimas, padėti pacientui suprasti tuos paslėptus konfliktus, tuos paslėptus prieštaringus norus, paversti pasąmonę sąmonę, kaip sakė Freudas, ir taip atpalaiduoti užgniaužtą tą energiją. Deficito modelis tai objektinių dažniausiai ryšių, savasties psichologija per ją, joje tai šnekama. Pastebėta, kad kai kurie pacientai kenčia nuo ne per didelio to norų kiekio prieštaringų, o nuo kažkokio tarsi daugiau trūkumo buvo pastebėta ir iš čia kilo tas modelis. Ir esmė, deficitas tai vidinės psichinės struktūros trūkumas. Jis neturi bazinio, pavyzdžiui, saugumo jausmo žmogus. Spragos asmenybėje, kurios atsirado dėl ankstyvosios vaikystės dažniausiai traumų ar kažkokio emocinio nepritekliaus, nepriežiūros, trūkumo kažkokio, kai tėvai negalėjo atliepti, pavyzdžiui, vaiko poreikių. Todėl tada toks žmogus negali net suformuoti aiškaus vidinio konflikto, jis tiesiog jaučiasi, galima sakyti, griūvantis.
Ir priežastis žmogus neturi vidinių resursų, pavyzdžiui, nesugeba savęs nuraminti, neturi vientiso tokio aš pojūčio, todėl jaučiasi tuščias, skylėtas dažnai arba itin pažeidžiamas. Ir gydymas tikslas ne tiek supratimas, kiek atstatymas. Analitikas arba terapeutas tampa tokiu kaip pagalbiniu ego arba saugia aplinka, kurioje pacientas tada gali augti ir užauginti tai, ko jam trūko vaikystėje iš principo. Ir pagrindiniai skirtumai, tai kaip mato, toks pagrindas, tai vienam modeliai tai mūšis tarp norų ir draudimų, kitam tuštuma ir nebaigta statyba. Problema tai vidinis kaltės jausmas, nerimas konflikte, o deficito modeliai tai daugiau bus tuštuma, gėda, trapumas. Sutrikimai, kokie gali būti tos konflikto, tai klasikinės neurozės, o deficite tai narcistiniai, ribiniai sutrikimai. Ir terapeuto vaidmuo konflikto modeliai daugiau toks iš tikrųjų detektyvas, kuris interpretuoja, o deficito modeliai tai daugiau toks emocinis atliepimas, auginanti aplinka tokia pakankamai gera mama, tokia besirūpinanti. Tai va. Ir kaip suprantamas konfliktas, pavyzdžiui, psichoanalizėje, einant šiek tiek per tus modelius, ką mes šnekėjom, tai jeigu per struktūrinį modelį žiūrėti, tai konflikto atveju visos psichikos dalys, id ego ir superego kovoja tarpusavyje. Id nori malonumo čia ir dabar. Instinktai, seksualiniai, regresyvūs impulsai, superego reikalauja tobulumo, moralės, laikytis visuomenės normų, sąžinė, idealai, o ego veikia, bando būti kaip arbitras, kaip kažkoks sprendėjas ir turi rasti būdą, kaip patenkinti ir id poreikius, nepažindžiant superego normų ir dar atsižvelgti į realybę, kad viskas negaut per ten per galvą. Ir konflikto esmė, jeigu ego nepavyksta suderinti šių jėgų, va tada kyla nerimas. Intrapsichinis konfliktas, jeigu taip šnekant, ta vidinė drama per tokį požiūrį, tai konfliktas kyla ne tik tarp struktūrų, bet ir tarp skirtingų siekių. Dažniausiai tai susidūrimas tarp noro ir draudimo. Pavyzdžiui, žmogus trokšta sėkmės, noras, bet nesąmoningai jaučia, kad jį būtų išdavystė tėvų atžvilgių, draudimas kaltė. Arba priešingų jausmų ambivalencija. Vienu metu jaučiama ir meilė, ir neapykanta tam pačiam objektui, pavyzdžiui. Dabar gynybos mechanizmų vaidmuo, koks čia gali būti. Kadangi tiesioginis konfliktas sukelia nepakeliamą įtampą, psichika tada naudoja, aišku, kad gynybos mechanizmus, pavyzdžiui, išstumimą, projekciją, racionalizaciją. Ir konfliktas tampa simptomu, kai gynyba yra nesėkminga arba per stipri, per rigidiška tokia. Pavyzdžiui, nuolatinis vėlavimas gali būti pasąmoningas konfliktas tarp noro maištauti ir baimės būti nubaustam. Jeigu taip žiūrint dabar per edipinį konfliktą, tai klasikinėje teorijoje, tai pamatinis, aišku, edipo konfliktas yra, kurį sprendęs vaikas išmoksta priimti ribas, taisyklės ir savo lytiškumą. Tai moko gyventi trikampyje aš, kitas ir taisyklė arba trečias asmuo. O nesėkmingas šio etapo praėjimas suformuoja polinkį tada į neurozę. Dabar kaip deficitas suprantamas, jeigu tai praplėsti labiau psichoanalizėje, tai vėl jeigu per struktūrinis, tai yra struktūrinis trūkumas, kaip žiūrėti, tai ego spragos tokios. Deficito atveju tam tikros ego funkcijos tiesiog nėra išsivyščiusios. Pavyzdžiui, žmogus gali neturėti vidinio gebėjimo save nuraminti stresinėje situacijoje. Nes vaikystėje niekas jo nemokino to daryti, nebuvo išorinio nuraminimo, kuris vėliau taptų dėl integracijos, dėl tokio vidinių. Tai ne konfliktas, o tai daugiau resurso trūkumas. Ankstyvoji aplinka ir pakankamai gera motina. Deficito teorijas pabrėžia, kad asmenybės pamatai klojami per pirmus gyvenimo metus ir jeigu aplinka, tai yra globėjai, mama, tėvai buvo neempatiški ir emociškai nepasiekiami, tai vaiko psichikoje ir atsiranda skylės, kurios ir neleidžia, ir sukuria tą trūkumą. Jeigu dabar dar žiūrint šiek tiek per savasties psichologiją, tai Kohotas teigia, kad vaikui būtini savasties objektai, tėvai, kurie atlieka 3 funkcijas: atspindėjimas, pasigėrėjimas vaiku, tu esi nuostabus, kas sukuria sveiką pasitikėjimą pas vaiką, idealizavimas, galimybė vaikui remtis į stiprų ramų suaugusįjį, toliau dvynystė, ar kaip ten versti, jausmas, kad esi panašus į kitą žmogų, į kitus žmonės. Jei šie poreikiai lieka nepatenkinti vaikystėje, susiformuoja narcistinis deficitas, gilus toks pažeidžiamumas, gėda ir nuolatinis alkis dėmesiu.
Ir savasties deficitas, tai žmogus užauga neturėdamas tvirto aš pojūčio. Jis jaučiasi tuščias, netikras, tas vadinamasis netikras aš. Arba nuolat priklausomas nuo kitų pritarimo, patarimo, kad pasijaustų tiesiog egzistuojantis. Dabar kaip pasireiškia deficitas? Skirtingai nei neurozės, kurios kyla iš konflikto, deficito sukelti sunkumai pasireiškia per tokius dalykus. Tai lėtinė tuštuma, jausmas, kad viduje nieko nėra, saugumo trūkumas, pasaulis atrodo gąsdinantis ne dėl konkrečių baimių, o dėl tokio bendro nesaugumo jausmų. Sunkumai reguliuoti emocijas. Žmogus greitai subyra, pavyzdžiui, fragmentuojasi, kai patiria net menkiausią kokią kritiką, atstumimą, nemeilę. Tai va. Ir terapijoje, aišku, labai svarbu atskirti, ar paciento problema yra konfliktas ar deficitas, nes nuo to priklauso ne tik kaip mes matom patį žmogų, bet tada ir kokias technikas mes taikysim. Tai va, tai darbas su deficitu psichoanalizė iš esmės skiriasi ir labai skiriasi nuo darbo su konfliktu. Jei dirbant su konfliktu, terapeutas veikia, kaip ir seniau minėjau, kaip toks detektyvas ar vertėjas, tai dirbant su deficitu jis tampa daugiau tokiu architektu arba pagalbiniu ego, kur tikslas nėra iškasti tai, kas paslėpta, o pastatyti ir tada sukurti tai, ko trūksta. Ir darbas su konfliktu yra procesas, kurio tikslas padėti pacientui suprasti ir išspręsti tas pasąmoningas priešpriešas, kurios trukdo gyventi visavertį gyvenimą. Kadangi konfliktas kyla tarp skirtingų asmenybės dalių, tai pagrindinis įrankis čia yra tyrimas ir supratimas ir interpretacija, pasakyčiau. Deficito atveju terapeutas keičia savo vaidmenį, jis tampa ne tiek interpretatorium, tokiu atsitraukusiu šaltu, kuris tiesiog aiškina paslėptas prasmes, kiek auginančią tokią aplinką. Terapinis procesas tampa panašus į naują vystymosi etapą, kur pacientas per ryšį su terapeutu bando užsiauginti trūkstamas tas psichikos dalis. Ir svarbu, kad grini tipai, tie konflikto deficito, tai yra reti. Dažniausiai žmogus turi abi pusės, tačiau terapijos pradžioje paprastai gali tai būti, kad dominuoja deficito poreikiai, kuriuos užpildžius ir jau paauginus tą žmogų, va tada jau galima pereiti prie gilesnių konfliktų analizės, pavyzdžiui. Ir dauguma šiuolaikinių psichoanalitinių terapeutų, jie iš principo derina savo darbę abudu modelius. Nes tas pats žmogus vienoje srityje gali, pavyzdžiui, išgyventi konfliktą dėl sėkmės baimės, o kitoje jausti kaip tik gilų emocinį kažkokį deficitą. Ir dabar pagrindiniai darbo su konfliktu principai, tai konflikto identifikavimas per simptomus. Pacientas retai ateina sakydamas, turiu konfliktą tarp noro maištauti ir baimės prarasti meilę. Aišku, kad ne. Jis ateina su kažkokiais simptomais, pavyzdžiui, panikos priepuoliai, atidėliojimas, nesėkmingi santykiai ar depresija. Ir terapeuto darbas ir būtų klausytis laisvų jo asociacijų, leisti jam šnekėti laisvai, visko, kas šauna į galvą ir ieškoti pasikartojančių modelių tame, ką išneka, kurie ir išduotų arba pavaizduotų tą vidinę kovą. Ir kad būtų galima tada ją pamatyti. Tada eina gynybos mechanizmų analizė. Kadangi tiesioginis konfliktas kelia per didelį, aišku, nerimą, tai ego dažniausiai naudoja kažkokias gynybas. Išstumimą, projekciją, racionalizaciją, skėlimą, daugą. Ir terapeuto darbas tada klausantis irgi pastebėti, kaip pacientas vengia tam tikrų temų arba jausmų, ką jis išstumia tarsi. Pavyzdžiui, jei pacientas kalba apie didelę nuoskaudą be jokių emocijų, būtų izoliacija. Terapeutas atkreipia į tai dėmesį, kad priartėtų prie to tikrojo jausmo. Ir trečias tada eina paaiškinimas arba kitaip standartiškai interpretacija. Svarbiausias momentas jau aišku dirbant su konfliktu. Kai terapeutas pamato tą ryšį tarp paciento elgesio ir nesąmoningo noro, jis tada ir pateikia interpretaciją, paaiškinimą, parodymą, kas kaip yra, atskleidimą. Tikslas padėti pacientui suprasti, kad aš elgiuosi X, pavyzdžiui, sabotuoju savo sėkmę, nes pasąmoningai bijau Y, pavyzdžiui, kad sėkmė sukels aplinkinių pavydą. Tai va. Ir kai konfliktas tampa pasąmoningas, nes mes kaip paaiškinam, jis ir tampa pasąmoningas, jis praranda savo galę valdyti žmogų per simptomus. Tai va. Ir tada vyksta perdirbimas, nes vien tik supratimo žmogų ir tau terapeutų neužtenka, reikia perdirbti, tai reikia working through padaryti.
Tai ilgiausias etapas, kurio metu pacientas mokosi atpažinti tą patį konfliktą įvairiose gyvenimo situacijose. Tai tarsi emocinės pratybos, kuriuose senas elgesio modelis, pavyzdžiui, bėgimas nuo atsakomybės dėl kaltės jausmo, pamažu keičiamas naujų, sąmoningesnių pasirinkimų. Tai va. Ir tada perkelimo arba transference analizė. Tai analitinėje situacijoje pacientas pradeda jausti terapeutui tuos pačius jausmus, kuriuos jautė tiems svarbiems asmenims praeityje, tėvams, autoritetams. Ir konfliktas atgyja tada va čia ir dabar terapinėje situacijoje. Jei pacientas bijo supykdyti terapeutą, tai gali atspindėti jo vidinį konfliktą tarp pykčio ir baimės būti atstumtam, kaip pavyzdys ten kažkada praeityje. Ir analizuojant šį ryšį, konfliktas įsprendžiamas gana saugioje terapinėje aplinkoje. Tai va. Ir sėkmingas darbas su konfliktu nereiškia, kad žmogus daugiau niekada nebijaus prieštaringų norų. Tai reiškia, kad jo ego tapo stipresnis ir dabar jis gali vienas toleruoti labiau ambivalenciją, jausti ir meilę, ir pyktį vienu metu, priimti sprendimus nebevaldomas nesąmoningos kažkokios baimės ar kalties, ir energiją, kuri anksčiau buvo skirta konfliktui slopinti, jis gali dabar jau nukreipti į kūrybą, į darbą, į gyvenimą. Tai va. O dabar pašnekėkime apie pagrindinius darbo su deficitu principus. Čia yra skirtumų. Pirmas dalykas, kas čia daug svarbiau, tai yra saugi ir nuspėjama aplinka. Tai, ką Winnicottas šnekėjo apie tą holdingą. Čia labai svarbi palaikančios aplinkos, to holding environmento savoka. Kadangi pacientas vaikystėje nepatyrė pakankamo emocinio saugumo, to tokio aplinkos, tos terapija turi tapti kaip tik ta vieta, kur pagaliau jis gali pasijausti saugus. Ir terapeuto vaidmuo būti patikimam, punktualiam ir emociškai prieinamam. Tai sukuria tą bazinį saugumą pas pacientą, kurio kaip tik jam trūko tada vaikystėje vystymosi pradžioje ir dėl ko jis ir dabar kenčia. Antras dalykas tai yra atspindėjimas, mirroringas. Dirbant su deficitą turinčiu asmeniu, pavyzdžiui, turinčiais narcisistinių traumų, terapeutas turi veikti kaip veidrodis. Užuot interpretavęs, terapeutas atspindi ir patvirtina paciento jausmus bei vertę. Vietoj jūs norite dėmesio, nes tenai sakoma, aš matau, kad jums buvo svarbu būti išgirstam ir kaip skaudu, kai jūs to nepatyrėte. Ir tai padeda pacientui pradėti lipdyti tą sudužusią ar nesusiformavusią savastį. Trečias dalykas tai empatija, o ne interpretacija. Tokiems pacientams klasikinės interpretacijos, pavyzdžiui, apie Edipo kompleksą, dažnai atrodo kaip šaltas atstumimas ar net užsipuolimas, kaip kažkas tikrai labai šalto, nepriimtino, tokio kaip nemalonaus iš tikrųjų. Todėl terapeutas ir turi naudoti empatiją kaip pagrindinį gydymo įrankį. Svarbiausia ne paaiškinti pacientui jo elgesį, o padėti jam pajausti, kad jis yra suprastas. Tai pamažu užpildys tą jo emocinę tuštumą ir leis pokyčius. Dabar, aišku, neturi būti viskas tik glostyma, turi būti frustracija, bet neturi būti optimali. Terapeutas negali, o ir neturi būti tobulas tėvas ir motina, kuris visą laiką viską padaro ir nuspėja. Gydymas vis tiek vyksta per tokią optimalią frustraciją. Kai terapeutas padaro nedidelę klaidą, pavyzdžiui, šiek tiek netaip supranta paciento jausmą, o po to kartu su pacientu tai aptari ir ištaiso ir jisai gali pripažinti. Labai svarbu, kad terapeutas mokėtų tai pripažinti. Tai moko pacientą, kad nusivylimai yra pakeliami, kad klaidos yra pakeliamos, kad tai galima ir kad ryšys dėl jų nenutrūksta. Tai sustiprinama to žmogaus psichinė struktūra iš tikrųjų. Ir penktas tai vidaus struktūros kūrimas, internalizacija. Tikslas pasiekti momentą, kai pacientas pasiima terapeutą su savimi. Tai tarsi kišeninis terapeutas, tarsi viduje jis apsigyvena. Pamažu paciento viduje atsiranda terapeuto balsas, kuris jį ramina, pataria galbūt, leidžia įsiventiliuoti visus tos dalykus, kai jis jaučiasi blogai. Tai, ką anksčiau darė terapeutas, tiesiog ramino, palaikė, struktūravo, tampa paties paciento vidinę funkciją, jis pats padaro tai. Ir deficitas tada pamažu užsipildo vidiniais tais resursais.
Dabar pagrindiniai kriterijai padedantis atskirti konfliktą nuo deficito, nes matot, skiriasi technikos, skiriasi supratimas ir labai svarbu taikyti tai, kas tinka vienam, o ne kitam. Tai va, pirmas dalykas tai aš tos savasties pojūtis. Konfliktas yra tada, kai asmo turi gana tvirtą ir stabilų aš pojūtį, jis žino, kas jis yra, bet jį kankina vidiniai prieštaravimai. Aš esu geras darbuotojas, bet nuolat bijau supykdyti vadovą. O deficitas tai asmuo jaučiasi skylėtas, tuščias arba fragmentuotas. Jis dažnai sako, aš nežinau, kas aš esu. Arba jo savivertė visiškai priklauso nuo kitų reakcijos tą akimirką, ką jie pasakys. Toliau apie vyraujantį jausmą. Konfliktas vis tiek dominuoja kaltė ir nerimas. Žmogus jaučiasi blogas dėl savo norų ar impulsų. O deficitas tai dominuoja, kaip čia pasakyti, ankstesni dalykai, tai gėda, tuštuma, baimė būti paliktam. Žmogus jaučiasi nepakankamas, sugedęs arba apskritai neegzistuojantis. Tai va dabar santykis su terapeutu. Konfliktas, pacientas mato terapeutą kaip atskirą asmenį, kuriam gali perkelti savo jausmus, pavyzdžiui, konkuruoti, bijoti jo kritikos. Ir interpretacijos čia priimamos kaip penas pamastymui. Žmogus priima tai ir mąsto apie tai. Deficitas terapeutas reikalingas kaip išgyvenimo įrankis, kaip vanduo, kaip oras. Jei terapeutas, pavyzdžiui, vėluoja 2 minutės į sesiją, pacientas tai ne šiaip pyksta, o jaučiasi emociškai griūvantis arba visiškai atstumtas, nemylimas. Interpretacijos čia gali būti jaučiamos kaip šaltas chirurginis pjūvis, o ne pagalba. Dėl to su interpretacijom deficite reikia labai atsargiai. Toliau simptomų pobūdis. Tai konflikte simptomai yra neurotiniai, specifinės fobijos, obsesijos, darbiniai blokai. Tai dažnai yra bandymas paslėpti kažkokį nors norą, apsiginti taip. Deficitas tai sunkumai yra struktūriniai. Pavyzdžiui, nesugebėjimas reguliuoti emocijų, impulsyvumas, savižala, nuolatinė priklausomybė nuo kitų. Ir tai nemaskuoti, o tiesioginių vidinių resursų trūkumas yra. Reakcija, interpretacija, ypač tas pradinės tokias interpretacijas, dėl ko pradiniuose pokalbiuose galima per interpretaciją pasižiūrėti, kas yra. Jei pasakote įžvalgą, pavyzdžiui, atrodo, kad jūs bijote sėkmės, nes tai primena konkurenciją su tėvu, tai konflikto atveju pacientas sakys, o įdomu, niekad apie tai nepagalvojau. O jei pasakote tą patį, o pacientas jaučiasi nesuprastas, ko jūs nesupranta, ko jūs iš jo norit, jaučiasi sukritikuotas, sako, kad jūs esate šaltas arba kad jam kaip tik labiau padidėja nerimas, tai ženklas, kad jo ego per silpnas interpretacijos, kad jam reikia deficito modelio, daugiau tada palaikymo ir atspindėjimo. Tai vat. Ir čia konflikto neurotinis lygmuo, deficitas narcisistinis ribinis lygmuo, tai klausimas, ką tai reiškia, daugiau tinka, o tenai ar aš esu saugus, vertingas. Baimė tai būti nubaustam, kaltė, o čia baimė daugiau išnykti ar būti paliktam. Gynybos dažniausiai konfliktai tai yra įstumimas, racionalizacija, o jau deficitai jos žemesnio lygmens, tai skėlimas, projekcinė identifikacija. Ir tikslas konflikte tai aišku mūsų laisvę nuo vidinių varžtų padaryti, o deficite tai vis tiek daugiau darbas, kad vidinio vientisumo sukūrimas, net neatkūrimas, o sukūrimas iš tikrųjų. Tai va, ir skirtingos psichoanalizės mokyklos, aišku, akcentuoja skirtingus tos psichikos aspektus konflikto ar deficito, todėl jų požiūris į tai, kas yra pagrindinis variklis, konfliktas ir deficitas, iš tikrųjų gerokai skiriasi. Tai klasikinė psichoanalizė tai yra Freudas, varų teorija, jo pasekėjai, iš principo tai yra konflikto modelio pradininkė, konfliktas ten visko yra šis, žmogus yra varomas instinktų, kaip jie sako, libido ir agresijos, kurie susiduria su visuomenės draudimais ir psichika suprantama kaip nuolatinė drama tarp noriu, negalima ego ir privalau superego. Deficitas čia beveik neegzistuoja, net jei tėvai buvo šalti, vaiko psichika vis tiek formuoja konfliktus, kaip jie sako, ir problema yra ne tai, kad kažko trūksta, o tai, kad energija yra neteisingai nukreipta arba užblokuota. Dabar savasties psichologija, čia Kohutas, mokykla, kaip tik kuri į analizę ir įvedė tą deficito primatą, tai deficitas svarbiausi sutrikimai, ypač narcisistiniai, kyla ne dėl konfliktų, o dėl savasties trūkumų. Jei tėvai nesuteikia empatiško atspindėjimo, vaiko aš lieka trapus ir nebaigtas.
tai daugiau va tas struktūrinis deficitas. Ir konfliktas čia yra antrinis. Jei žmogus jaučiasi neužbaigtas jaučiasi užbaigtas ir vertingas, tai neturi deficito. Jis su savo vidiniais konfliktais susitvarko tarsi natūraliai, kaip sako kovotas. Dabar objektinių ryšių teorija, Melanie Klein, Winnicottas. Ši mokykla bandė sujungti abu modelius, tačiau akcentas vis tiek priklauso nuo autoriaus. Melanie Klein sako, labiau orientuosi į konfliktą, net kūdikio psichikoje įmatė milžinišką kovą tarp meilės ir neapykantos, tai yra pavydas prieš dėkingumą. Jei deficitas yra labiau vidinės agresijos padarinys, o ne paprastas aplinkos trūkumas. O Winnicottas labiau orientuotas buvo į deficitą. Jis pabrėžė pakankamai geros motinos vaidmenį. Jei aplinka nuvelia per anksti, atsiranda, kaip jis sako, deficitas, kurį žmogus bando paslėpti po tuo netikruoju false self. Konfliktas atsiranda vėliau, kai jau yra suformuotas bazinis saugumas. Ego psichologija tai Anna Freud, Hartmanas. Ši kryptis lieka daugiau ištikima konflikto modeliui, bet jį modernizuoja. Konfliktas tai ego gebėjimas prisitaikyti prie realybės, kariauja šiek tiek su impulsais ir didžiausias dėmesys skiriamas gynybos mechanizmams, o deficitas pripažįstamas kaip ego silpnumas. Jeigu žmogus turi deficitų, prastą, pavyzdžiui, impulsų kontrolę, ego psichologai tai mato kaip įrankių trūkumą kovoti su vidiniais konfliktais. Tai va, tai pabaiga tiek apie antrą mūsų dalį, tada čia aš stabdau ir susitiksim paskui trečioje dalyje.